Sveiki, raideriai. Čia Marius. Pagaliau turime ilgai lauktą, įspūdingai atrodančio šalmo apžvalgą. Tai yra Predator DH6X Air. Prieš pradedant, jei pirmą kartą lankotės šiame kanale, tiesiog primenu, jį galima užprenumeruoti. Pasiruošę? Važiuojam! Trumpa info. Šis video jokio rėmėjo neturi. Viskas yra paremta mano asmeninė nuomonė ir mano patirtimi. Tačiau nepaisant visko, jeigu norėsite sužinoti daugiau informacijos apie šį šalmą, video aprašyme paliksiu nuorodą, kurioje rasite visą reikalingą informaciją. Šį šalmą naudoju jau kuris laikas. Turiu pripažinti, joks kitas šalmas neatrodo taip kaip šis. NASA stiliaus stikliukas yra didesnis už bet kurio kito man matyto šalmo stiklą. Galėsite lengvai bendrauti, kadangi šalmas neužstoja jūsų burnos. Taip pat man nebuvo iškilę jokių problemų dėl aprasojimo. Jei taip atsitiktų, užtenka palikti mažą tarpelį stiklelio apačioje. Norėdami atidaryti stikliuką, turite šiek tiek prilaikyti šalmą, kadangi priešingų atveju visas šalmas kyla aukštyn. Tai yra pirmasis pilno veido šalmas, kurį aš turiu. Galbūt ir kiti šalmai turi tą pačią problemą. Aš nežinau. Galite pasidalinti savo patirtimi komentaruose. Kitas momentas. Šis šalmas tikrai nepigus. Bet norite grožio? Norite stiliaus? Na, viskas turi savo kainą. Taigi, vairuokite saugiai ir visada dėvėkite apsaugas. Sezonas prasideda. Tegul jis būna geras. Važiuojam!